Sveiki, mokytoja. Šiandien aš noriu Jums paskaityti istoriją Lėlės istoriją. Mažyte, papasakok, daugiau nepertrauksiu. Na gerai, Vaiva, klausykis. Jau niekas nepasakys, kiek šiai lėlei metų ir kada ji padaryta. Ji priklauso ne man, o mano mamai. Kai mano mama buvo maža, turėjo draugę. Jos kartu ėjo į mokyklą. Kartu lakstė laukais ir žaidė su lėlėmis. Kartą draugė atsinešė naują nepaprasto grožio lėlę, kokios niekas ten nebuvo matęs. Ir mano mama ėmė svajoti apie tokią lėlę, o jinai turėjo tik siūtą skudurinę onelę. Ar draugė padovanojo jo lėlę tavo mamai? Ne visai taip. Atėjo neramus laikai ir vieną kartą ta draugė kartu su visa šeima išvežė į Sibirą. Mama nieko apie tai nežinojo ir nesulaukusi draugės ateinant išbėgo ieškoti, bet rado tik lėlę, kažkur ant kelio per skubėjimą pamestą. Kas yra Sibiras? Tai toks kraštas, kuriame visada šalta ir jisai yra labai toli. O kodėl jos išvežė į Sibirą? Juk taip negalima. Negalima, vaivute, negalima. Močiute, o kodėl tavo akys šlapios? Iš liūdnumo. Matai, mano mama labai norėjo lėlės, bet ne tokia kaina. Ačiū ir iki.